Išdrįsk būti savim, nes esi nuostabi. 13-18 metų merginos uždaro save į kažkokį mažą narvelį ir tenais laiko visas savo talentus, visas savo gerasias savybės, blogasias, stipriasias ir visą tai, ką turi geriausia ir neišleidžia, nes neturi tam vietos, aplinkybių ir žmonių. O aš esu neringa, man 30 ir aš ten buvau. Dabar jau žinau, kaip išeiti, todėl esu UMA mentorė. Mano dienoje man svarbu šilto vandens stiklinė ryte. Aš ryte pagalvoju, kokia bus mano diena ir man labai svarbu nusiteikti jai pozityviai. Aš manau, kad nusiteikime yra labai daug. Kad ir kokie darbai manęs laukia toje dienoje, aš ten atrandu kažkokią gyslelę pozityvo ir per tai planuoju savo dieną, kad jinai būtų nuostabi. Tai man svarbu uždėti gerą toną dienoj. Kai jos nesutikdavo su mano idėjom, man būdavo liūdna. Nes tą nusiteikimą dieną aš turėdavau jau gana senai. Man atrodo, kad kaip mama ir sako, viskas bus gerai. Ir kai man kažkas sako, kad nebus gerai ir čia yra nesąmonė ir mums nepavyks ir mes to nepadarys ir mums čia nesigaus, o tada aš pykdavausi su draugėm. Aš nežinau, ką parekomenduoti, bet turbūt prisipažinsiu tokią dalį apie save, kad aš skaitydavau asmeninio tobulėjimo knygas ir aš galvodavau, kad aš esu keista, nes niekas mano aplinkoje tai neskaitydavo ir aš pasislėpus tai darydavau, nes namie būdavo kelios tokios knygos. Knygos būdavo visai kitokios mūsų aplinkoje ir tos knygos būdavo grožinė literatūra ir detektyvai ir panašiai, man būdavo įdomu apie žmogų. Tai turbūt mano knygų rekomendacija būtų asmeninio tobulėjimo knygos, nes kuo jaunesnis jas skaitai, tuo daugiau informacijos gauni ir įrankių, kuriuos gali pritaikyti. O kalbant apie filmus, vieno konkrečiai negaliu įvardinti, bet biografijos ir realios istorijos, manau, kad tai yra vieni iš geresnių filmų, nes jie yra įkvepiantis.